Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Labai džiaugiuosi mūsų naujų kanalų, Aiškiaregio akademija, kur be galo daug tokių emocingų, tokių e, gražių komentarų susilaukiu, tokių dviprasmiškų. Ir žinot, visą laiką mėgstu sakyti, yra dviejų tipų žmonės. Vieni panašus į bites, kurie ieško vien tik tai, kas gražaus, gėlių, kvapų, medaus, tai kas saldu, tai kas gera ir malonu. Ir antras tipas žmonių - musės, kurie ieško, jie ieško kažkaip, jiems reikia tai, kas smirda, tai, kas tai, kas, žodžiu, negatyvu. Vieni pozityvo ieško, o kiti ieško negatyvo. Ir labai džiaugiuosi, kad tie žmonės, kurie gaišta laiką, jiems nepatinka ir jie vis tiek žiūri, ir jie vis tiek klausosi, jie prirašo komentarų, jie gaišta laiką. Labai gerai, kad jie skiria man laiko. Tai labai dėkoju visiems, kurie skiriate man laiko gražiems komentarams. Ypatingai jums dėkoju. Bet labai dėkoju ir tiems, kurie sako, čia šizofrenija, čia, žodžiu, ar tu buvai pas gydytojus. Iš tikrųjų, aš šitą energiją su mielu noru paverčiu pinigų energiją. Meilės, džiaugsmo, malonumo energiją. Už tai, kad viską aš moku keisti. Visą laiką aš negatyvą verčiu į pozityvą. Tiesiog tai yra transformacijos. Ir bet kokia energija, kokia negatyvi bebūtų, ją galima paversti į kitą energiją arba sugrąžinti siuntėjui. Tai taip, kad mielieji, nebūkim pasyvus, būkim aktyvus ir kiekvieną kartą, kai jums kažkas parašo labai baisią žinutę ar kažką blogo, jūs galite visuomet pakeisti ir susigrąžinti savo energijas, padauginti į teigiamas. Tai kokie stebuklai vyksta ir koks gražus dabar laukimo metas. Ir labai džiaugiuosi už tos žmonės, kurie linki gero, perka dovanų kuponus, nes dabar išėjus pasakų terapija. Ir dėkoju žmonėm, kad jūs pasitikit. Dėkoju jūsų peržiūras. Aš pasižiūrėjau kai kurių įrašų. Peržiūros, vienas įrašas turi apie 1,000 peržiūrų. Tai iš tikrųjų labai dėkoju, kad gaištat laiką. Ir tai yra man įvertinimas. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad aš jaučiuosi kažkoks ypatingesnis žmogus negu bet kuris iš jūsų, negu bet kuris iš mūsų. Nes mes turim meditacijų grupę, ar ne, kur mes jungiamės pirmadieniais ir keičiame bendros žmonijos pasąmonės kažkokias programas, ar ne? Tai žodžiu, mes taip pat transformuojam, darom darbą. Bet atsiranda tikrai žmonių, kurie nepadarė nei vieno įrašo, niekada gyvenime nepasakė nei vienos kalbos, net bijotų išeiti į sceną, net bijo užsidėti nuotrauką ar pasivadinti vardu, ar ne, pila šiukšles ir vadina šizofrenija. Žinot, mokslas tai yra tai, kad kas rašėt mokslinius darbus. Aš jų rašiau labai daug iš tiesų. Kas yra mokslinis darbas? Kaip jis rašomas? Yra metodologija, netgi knygutės išleistos, kaip rašyti mokslinį darbą, ar ne? Tai yra, kad išsikeli hipotezę, nesvarbu kokia jinai tau ten atrodytų, keista, o ypatingai komisijai, kuri tikrina, ar ne? Tai labai keista hipotezė. Išsikelia žmogus pačioj pradžioj mokslinio darbo, paskelbia hipotezę ir paskui per visą mokslinį savo darbą jisai įrodinėja šitą hipotezę. Hipotezė tai yra prielaida, ar ne? Tai žodžiu, įrodinėja tą savo prielaidą. Šitam Aiškiaregio akademijos kanale iš tiesų yra dėl ko akademija? Todėl, kad tai yra studijos, tai yra nagrinėjimas, tai yra ieškojimas, hipotezių kėlimas. Ir mes visi ieškom, nes dabar yra toks laikas, informacijos prieėjimo prie naujos informacijos laikas. Ir kad šitas paralelinis pasaulis egzistuoja, tai taip, jisai visada egzistavo. Tiesiog ta linija buvo daug storesnė, net tie dažniai, tie skiriasi ir mus skyrė. Dabar ta riba labai suplonėjo, nes mes iš tikrųjų perinam į tą dvasinį lygmenį. Ir mes jau fizikoje galime matyti daug dalykų. Ir robotai, žmonės tokie dar naivus, kurie galvoja, kad nėra robotų.
kad paraleliniam pasauly, įdėjau įrašą, kad paraleliniam pasauly suradom robotus, kurie suparalyžiuoja, reiškia žmogų, ar ne, ir įdėjau šitą įrašą. Ne visi studentai sutinka, kad dėtumėm tuos įrašus, nes mes visi augom, aš kažkada buvo laikas, kada bijojau viešumos. Dabar iš tiesų, kai valau savo kristalą, tai man netgi toks kaip egzaminas, kai žmonės rašo negatyvius komentarus, ir jie galvoja, kad jie įžeis. Aš nežinau, ką jie galvoja. Man iš tikrųjų tai visiškai vienodai, ką jie galvoja. Ar ne? Tai tiesiog praleidi per tą kristalą, tą šviesą ir pažiūri, kiek kabina tave, kiek ne. Jeigu kabina, reiškia yra galbūt patyčių programa, vaikystės kažkokie, kažkas pasityčio, kažkas pasijuokė ir tu labai reaguoji kritiką. Buvo laikas, kai labai reagavau. Bet dabar iš tikrųjų taip galim pasidžiaugti. Tiesiog aš savo galvoju, kiek mane tai kabina. Ir pažiūriu, kad netgi suteikia džiaugsmą, nes aš moku keisti, transformuoti energijas. Kažkieno negatyvią energiją aš galiu pakeisti pozityviai. Įsivaizduojat, kokie gražūs dalykai galimi dabar. Tai va, tai tas paralelinis pasaulis egzistuoja. Repiloidai, drakoniniai, lervos, astraliniai parazitai, čia niekam jau nebe naujiena. Ir kaip žmonės tenai sako, pasigydykite, ar pas gydytojus buvot, ar šizofreniją gydėtės. Pirmas dalykas, tai šizofrenija medicina neišgydo, ar ne? O mes, mūsų akademija, mūsų studentai, aš dabar, sakau, jaučiuosi labai stipri, nes galvočiau, kad aš čia keistai mąstau, gal tikrai pas mane čia kokia šizofrenija. Kad ir yra, ar ne, yra labai daug žmonių, kurie ją turi. Aš priemu. Gali būti, kad kažkas tai galvoj kalba ir tada tu vadiniesi šizofrenikas, ar ne? Tai va, tai čia tokia diagnozė medikų, bet kažkaip man taip atsitiko, kad aš daug meditavau, kažką taip veikiau, giedojau, dainavau, šokau ir pas mane galvoj nebeliko nei vienos pašalinės minties. Aš, kaip sakau, susidėjau savo galvoj langus, duris, pradėjau stebėti mintis ir jos labai gražiai susidėliojo. Ten atsirado tvarka, ten ramybė, tyla. Jeigu ateina mintis, tai jos ateina dėl kažko. Ne kodėl man čia kokios mintis, mane kažkas užpuolė. Ne, jeigu man kažkas kažką pasakė, įžeidė, aš tiesiog profiltruoju ir praleidžiu per save ir žiūriu, jeigu man kabina, reiškia yra pas mane trigeris, reiškia yra blokas. Jeigu nekabina, juokas ima arba tiesiog praleidi, va taip va lengvai. Galvoju, turi žmogus teisę kalbėti, tai yra jo nuomonė. Žmogus, kuris nesukūręs nei vieno įrašo, nei vieno video, jisai rašo man komentarą. Tai va, tai žodžiu, ar aš turiu reaguoti? Šiaip aš myliu žmonės, aš reaguoju. Reaguoju, todėl kad aš labiau linkus dovanoti, dalintis, džiaugtis. Tai va, tai bendraminčių, labai daug pritraukiu bendraminčių. Ir jų yra labai daug. O jeigu ten vienas kitas apipila šiukšlėmis arba kažkokiu tai, kažko negražaus, tai tiesiog yra būdai, kaip tą transformuoti. Tai čia tiesiog mums informacijai. Kad ta informacija labai keista ir labai tokia, kuri buvo nepažini, neprieinama, tai taip. Labai dėkoju iš tikrųjų Egidijui, kuris uždavė klausimą, ar jūs turit faktų, ar tai čia viskas vis tiek paslapčia vyksta. Niekas nevyksta paslapčia, mėlieji. Viskas yra atvira, žinoma, stebėkit, ieškokit, žiūrėkit ir rasit. Kas neranda, tas jūsų įrašų, video persiusiu, kaip robotai, jie ne tik paraleliniam pasauliu. Robotai yra jau tokie kaip žmonės, jų neatskirsi nuo gyvų žmonių. Ir yra ir filmuota medžiaga. Viskas nufilmuota, viskas parodyta. Tai va, tai tos žinios dabar atskleidžiamos. Tiesiog TikTokas neturi tokių filtrų, kaip turi kitos platformos. Nenoriu vardinti, nes yra YouTube'as turi iš tikrųjų filtrus ir jeigu tu įdėsi kažkokius žodžius raktinius, kurie nepraeis, tai tavo įrašo net tiesiog nepraleis. Ar ne? Tai žodžiu, tai va, tai tokia įdomi tiesa. Žinot, kiekvienam tiesa yra mano tiesa. Aš ieškau tokių dalykų, aš jos randu. Kiekvienas ieškome, ko mes ieškome. Tai va, aš mėgstu mokslinius faktus, aš mėgstu, kad būtų mokslu paremta. Ir jeigu jau aš kažką sakau, tai aš jau būnu patikrinus moksliniam lygmenį.
Nes aš labai domiuosi kvantinė fizika, man labai gerai sekės mokykloje, aš tikrai mylėtoja, tiksliai mokslai labai sekėsi, nors baigiau teologijos mokslus, filosofijos mokslus ir man tiesiog va taip va šnekėti sekasi. Tai va, tai kiekvienas mes turim savo talentus, šiandien daug, kad Lingita gyrėsi, Lingita lygiai toks pat žmogus kaip ir visi kiti, gal Lingitos misija yra tiesiog atskleisti žmonių talentus, todėl gimė ta Aiškiaregio akademija. Ir mes su šitais bendraminčiais studentais mes ieškome, tyrinėjame, randame ir sąmoningus žmonės, jeigu turi negatyvių emocijų, jeigu tu šiandien turi negatyvių emocijų, negatyvių minčių, pastebėk per dieną, va tiesiog ateik ir pliusiuką uždėk, va atėjo negatyvi mintis pliusiukas, atėjo, pažiūrėk, kiek vakare bus tų negatyvių minčių. Ir jeigu tu tik tai minčių lygmenį sutikai su ta mintim, vat, kad kažkas žmogus tau padarė taip, ar kažkaip tai padarė taip, tave įsuko, tave pagavo, viskas. Tenai jau maitinasi astraliniai parazitai. Negalvok, kad čia to nėra. Tas yra. Tai, žinot, jeigu Lingitos nesiklausytų tūkstančiais peržiūrų, ar ne, pas mane ten yra studijo toksai, tai man rodo statistika, kiek moterų, kiek vyrų, amžiaus grupės, viskas ten lentelėse, ar ne, grafikai. Tai va, tai žinot, žmonės klausosi ten, sako, psichosomatika, o aš čia netikiu, nu tai tu netiki, tu guli skausmuose tenais, medikai negali tavo ligų kažkokių išgydyti, nu tai, bet žinot, ar man čia turi rūpėti dabar? Čia tavo bėda, jeigu tu susirietęs skausmuose guli. Ar aš dabar turiu bėgioti paskui ir čia siūlyti savo paslaugos? Ne, yra faktai, yra nuotraukos, yra išgyję žmonės, yra be galo daug padėkų, be galo daug nuotraukų, be galo daug įrašų. Aš jų negaliu viešinti, tai yra man skirta. Aš juos turiu, o jeigu kažkoks žmogus kaip įlipas iš kanapių išlindo, aš čia netikiu. Psichosomatikos mokslas yra labai senas mokslas jau tikrai 10-20 metų gal knygos yra leidžiamos. Nueikit į knygyną, nusipirkit. Žiūrėkit, tai yra visos ligos yra mūsų galvoje, visos ligos yra nuo stresų, visos ligos yra nuo mūsų mąstymo struktūrų, mūsų emocijų. Visos emocijos gyvena mūsų kūne. Ne tai, kad ten aš pajaučiau, oi laikas užgydė, nieko neužgydė, mūsų kūnas viską atsimena. Klausia, ar išgydomos alergijos? Taip, kažkodėl tai alergijos man labai yra keistas dalykas. Kitos lygos yra tokios painesnės, tokios glyčias, ten gyvačių, lervų, visokių ten. O čia alergija, jinai yra oda mūsų tvora. Pasikartosiu. Kam įdomu, kanalas Gurkšnys dangaus, ten apie tai daug kalbu. Yra nuotraukos, faktai, po dermatitų. Žmonės po sesijos, po 2 išgyja. Aš nesakau, kitiems reikia galbūt ir 5. Ten, jeigu traumuojantis gyvenimas buvo, žmogus savo ribų neturėjo, tai ten yra daugiau problemų. Daugiau tų sesijų reikia. Žinot, čia kiekvienas atvejis unikalus. Bet, žinot, kalbėti ten, jeigu aš nežinau, kažkokius komentarus rašinėti, nu tai parodo pačio žmogaus lygį. Rašykit man komentarus, aš juos paversiu pinigų energiją ir man bus labai, labai gerai. Tai žodžiu, priemu, mėlėjai, viską priemu. Iš jūsų labai dėkinga esu už visas energijas, tikrai man naujos patirtis yra, kad aš išmokau priimti va šitą negatyvą ir versti pozityvą, irgi labai labai yra įdomu. Ir žinot, paskui jau ten reikia pastangų galvoti, o paskui, žinot, smegenys jos labai įdomi, jos jeigu įpranta, kaip mašiną vairuoji. Aš pastebėjau vieną kartą, kad aš važiuoju per miestą ir aš galvoju, sąmoningai pagalvoju, kokia ten šviesa buvo, koks ten šviesoforas degė. Ir aš paskui galvoju, nu, jeigu avarijos nepadariau, reiškia pravažiavau, ne? Reiškia autopilotas. Aš labai daug metų vairuoju, nuo labai jaunystės, ne? Ir autopilotas. Ir aš supratau, kad smegenys jos tiesiog paskui tu užduodi komandą, kad jos verstų negatyvą į pozityvą ir jos automatiškai verčia. Jūs įsivaizduojat, jūs einat, jums pasąmonė, dirba ten pasąmonė, kažkas jums parašė negatyvą, jūs dar padėkojo, tu fainai, viskas, savo smegenys pavertė pinigais, pavertė džiaugsmu, pavertė meilę, pavertė santykiais, pavertė gražiais naujais žmonėmis sutiktais, ar ne? Žodžiu, labai 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 smagu, labai labai gražus gyvenimas. Tai va, o ypač kalėdų laikotarpį, šitą laukimo šventę ir tikrai labai yra smagu būti tomis bitėmis, ieškoti to medaus, ieškoti gėlių, ieškoti spalvų. Tai dar kartą dėkoju visiems tiems, kurie perkate dovanų kuponus savo artimiesiems per pasakų terapiją. Gruodžio mėnesį jau nebepažadu, vietų jau nebėra, bet nusipirkus padovanojus kuponą savo artimiems žmonėms, registruotis galima sausio mėnesį.
Tai labai labai dėkoju, kad esate, galite pasirinkti pasaką, per kurią, per psichosomatiką mes pradirbame jūsų blokus, jūsų pasaką ir išeinam į naują lygmenį. Per pasaką galime išeiti į naują lygmenį. Pasakų terapija per psichosomatiką. Taigi, mylėjai, Lingita Bukauskienė, teologas hipnoterapeutas, kviečia jūs pasakų terapijai. Dovanokit savo mylimiems žmonėms pasakas ir gražų laiką. Tai dėkoju, kad esate, dėkoju, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų.